Žiūrėk, bet strazdas negali kukot kaip gegutė, negali išmokti kitos dainos. Jis tik tą vieną dainą dainuoja. O žmogus gali keisti balsą, jis gali išmokti kitą kalbą, jis gali išmokti kitų tautų kalbas. Paukščiai tokių dalykų negali. Žmogaus kalbinė galia yra neįsivaizduojama aukšto lygio. Tai čia 4 sandas gamtoj, 4 lygis. Ir 5 lygis yra dieviškas arba energinis lygis, tai aukščiausias lygis arba šaltinis, iš ko viskas atsirado. Ir dabar ką mes iš to turim? Mes turim, kad žmoguje yra visi šitie 5 lygiai. Mes vienu metu kaip žuvis plūduriuojame šitose 5 lygiuose. Ir mes to nesuprantam, kad mes vienu metu turim ir tą neorganinį lygį, tai yra kaulai dantis. Mes turim augalinį lygį, tai yra plaukai alveolės. Mes turim gyvūno lygį, mes esam stuburiniai žinduoliai ir elgiamės kaip visi stuburiniai žinduoliai. Plius mes turim kalbą, tai yra žmogiškasis pradas. Ir plius mumise dar slypi dieviškas elementas, apie kurį ne visi supranta, kaip tai daroma, su kuo tai naudojama. Dabar, kai tu bendrauji su kitu žmogum, tai kuo tu laikai jį? Gyvūnu, augalu, akmeniu, kalbančiuoju ar dievu? Kuo tu jį laikai? Tai aišku, tu laikai tuo, kuo tu laikai save. Jeigu tu laikai save gyvūnu, tai turi bendrauti su kitais kaip su gyvūnais. Ten aplink tave žmonės, bet tu jas laikai tik stuburiniais žinduoliais. Jeigu tu laikai save humaniškų, žmogiškų lygių, 4 lygių, tai tu ir kitus laikai tuo 4 lygiu ir tai bendrauji, tuo protokolu, tuo mandagumų lygiu. Jeigu tu save laikai dieviško elementų, tai turi bendrauti su kitais kaip su dieviško elementu. Ir kitaip neįmanoma. Tai štai kaip tiesiogiai atsispindi. Kuo tu laikai save, tuo tu laikai kitus. Ir štai kodėl taip svarbu yra su savimi dirbti nuolat ir kelti tą vidinį lygį, kad tu turėtum laimingus santykius su kitu. Tai yra tiesiog tik atspindys. Ir kaip vienas išminčius yra pasakęs, kad, sako, tu prisimk 100% atsakomybę už viską, kas vyksta su taim tavo gyvenimu. Viskas, kas vyksta, yra tik atspindys tavo pačio minčių, jausmų ir veiksmų. Niekas tavo gyvenime nevyksta atsitiktinai. Tu pats viską susikūrei. Šitus žmonės, šitą aplinką, šitą klimatą, šitą profesiją, šitą šeimą, šitą būseną, kur yra tavo jausmuose, jinai yra tavo pačio ilgų minčių pasekmė. Ir tu tos būsenos negali niekaip pameluoti, jos neįmanoma apgauti. Tai yra rezultatas tavo darbo su savimi. Jeigu tu nedirbai, tavo būsena bloga. Jeigu tu dirbai su savim, tavo būsena gera ir niekas jos iš tavęs niekada negalės atimti. Jokie karai, jokios katastrofos, jokios audros, jokios demoniškos būtybės, joks kosminis blogis negalės iš tavęs atimti to, ką tu su savim padarėjai ir kokią būseną tu sukūrei. Tai, ką tu darai su savim, tu po to gauni veidrodinių atspindžių ir jeigu tu prisimi tą atsakomybę pilnai, tai tik nuo to momento tu pradedi elgtis kaip tikrasis realybės šeimininkas, tikrasis šitos tavo asmeninės privačios visatos pilnas 100% šeimininkas. Tu atrodo prisimi atsakomybę, tai čia kaip kažkoks mažas vaikas likti, kaip čia dabar, ką aš čia darau, kokias čia veiksmus užsiimu, kokia čia yra atsakomybė. Bet jeigu tu prisimi atsakomybę, tai ką reiškia? Tai reiškia, tu patenki į tą 5 lygį. Tu patenki į tą dievišką lygį.